Kauno Žalgiris su ko gero geriausia sezono rungtynės, bent jau kol kas, tada sužaidusiu Gratus Sirgedu nugalėjo Hegelmann komandas. Sirgedas pelnė 2 gražius įvarčius. Ir 5 lietuviai starte: Šarkauskas, Armalas, Upstas, Remeikis ir Kazlauskas. Rašydas Jusufas, jam yra galimybė ir 1-0, 8 minutė. Rašydas Jusufas išveda komandą į priekį ir aš net nebejoju, koks svarbus įvartis yra šiam nigeriečiui. Jis dažniausiai keičia, kada aranžuoja Abdelą ir pasirodo aikštėje po keitimo, o pastarąjį kartą Rašydas Jusufas A lygoje pasižymėjo dar gegužės mėnesio pabaigoje. Kauno Žalgiris šį sezoną A lygoje besivėjančių vaidmenyje buvo maždaug, kiek daugiau nei 50 minučių, neskaitant pridėto laiko. O žaidžiamos jau 30-osios rungtynės. Dabar tiesa žaliai baltų atsakymas. 2% žaidimo laiko. Neįtikėtini skaičiai. Kelia ranką į viršų Armalas, Georgievičius ir Šarkauskas. Bandys blokuoti smūgį, jeigu jis būtų atliktas pažemę. Gratas Sirgedas. Kairė koja. Jo smūgis, Šarkauskas apsigina ir ten visa laimė Hegelmann komandai, jog atmuštas kamuolys buvo į tą zoną, kur Abdulas Harūna. Link Rašydo Jusufo. Yra ten priekyje ir Kazlauskas, yra ir Leo Ribeiro. Patirties ir gebėjimų tame puolančių žaidėjų trejete, kurį paminėjau, yra. Aišku, Rašydas Jusufas ten jauniausias, viso labo 21 metai šiam puolėjui iš Nigerijos. Čia Tomas Švatkauskas. Dar kartelį. Ta situacija. Po Kazlausko perdamo Leo Ribeiro iš pakankamai aštraus kampo. 4 kart pastaruoju metu iššūkose rungtyniavo A lygoje Hegelmann ir dar buvo 2 taurės rungtynės žaistos ne namuose. Čia vėlgi smūgis į vartų plotą. Dar kartelį nukreipia kamuolį už aikštės ribų. Štai čia pakankamai gera situacija. Rašydas Jusufas mūsų ekranuose, jis pirmajame kėlinyje pelnė įvartį. Kaip ir minėjau, Armalas atliko savo pirmąjį šio sezono rezultatyvų perdavimą. Keitimų. Sirgedo perdamas į vartų aikštelę. Damjanas Pavlovičius ten buvo prie tolimo vartų kampo. Dar vienas, jau 3 kampinis. Ir čia gražiai sužaidžia mėlynai balti. Karlosas Diukas, rodo Kazlauskas jam atlikti perdavimą. Vesliai, puiki galimybė. Ten kaip ir nemaža dalis komandos nesublizgėjo. Čia Leo Ribeiro, tai susikamulį. Ribeiro dar kartelį ir dabar jau pasižiūrėsime, ar pavyks pramušti. Pramušė, bet virš vartų Leo Ribeiro. Čia turėjo galimybę Kauno Žalgiris. Eivinas Černiauskas skėščia rankomis, bet žaidimas tęsiamas. Kauno Žalgiris lieka su kamuoliu, Donatas Rumšas leidžia žaisti, smūgis į vartus, 1-1, Kauno Žalgiris lygina rezultatą, Temūras Čogadzė tildo visus, 88 minutė. Nesvarbu, kad besidžiaugdami tik traumos negautų, Antonas Tolordavo taip pat triumfuoja, Temūras Čogadzė pelno gražų įvartį ir Kauno Žalgiris lygina rezultatą, smūgis į paširdžius visai Hegelmann komandai. Dar kartelį, štai čia. Po Regos perdamo Čogadzė kairė koja puikiai nuleidžia kamuolį. Vis dar yra kovojama šioje dvikovoje dėl tų pačių 3 taškų. Tolordavo ir Šarkauskas. Viskas, Donatas Rumšas skelbia rungtynių pabaigą, 1-1 šiose rungtynėse.